Aš visų pirma nelabai suprantu ir pats klausimas suskambėjo taip ir iš tiesų ta mokesčių reforma, kuri buvo Seime labai daug diskutuojama ir kurią pavyko tai nelogiškus jos visus dalykus sustabdyti, kartais iškeliamas tas biudžeto perskirstimas kaip savaime gėris kažkoks. Niekas nepasako nei kam to reikia, nei kur tie mokesčiai keliaus. Ir čia Lietuva per mažai perskirstom didina mokesčius. Vardan ko, neaišku. Tai aš manau, kad tikrai to neturim daryti kažkokių reformų. Laisvės partija labai aiškiai pasisako, kad mokesčius apskritai reikėtų palikti ramybėje su viena išimtim dėl taršos mokesčių ir susijusių dalykų dėl kitų tikslų, nes tai reikia, kai taršos mokesčiai reikalingi dėl aplinkosaugos, dėl to, kad mes stabdytume aplinkai kenksmingą elgesį. O pačius, jeigu mums ateina su konkrečiu tikslu ir pasako, ką mums to mokesčių reikia, pavyzdžiui, gynybai, tai Laisvės partija palaikė ir galų galia pats verslas atėjo ir pasakė, pakelkim 1% pelno mokestį, susitarėm dėl akcizų, kas yra taršos mokesčiai kūrui ir gynybai buvo rasti papildomi pinigai. Jeigu tai yra aiški priežastis, aiškus tikslas, galim kalbėti, o abstrakčiai sakyti, kad mums žūtbūt reikia kelti ten tą perskirstimą, tikrai nematau prasmės ir manau, kad iš tos pusės žiūrint geriau jokių pokyčių mokesčių taisyklėse ir dydžiuose nereikia.